Sveiki kolegos, vasara artėja, laikas siūti gražias sukneles, o ką daryt, jeigu neradote norimo suknelės modelio? Imam paprastą palaidinukę, kurią galbūt jūs kažkada esate jau siuvę, tiesi, krūtinės įsiuvas, paprastos įsiutinės rankovytės ir iš jos padarom štai tokią į apačią platėjančią suknutę iš gražaus kokio nors šilko, arba atlaso, arba medvilnės, arba dar ko nors, vienu žodžiu, audinys svarbiausia. Jeigu čia jūs siuvote iš audinio, ne iš trikotažo, negalima maišyti. Tai ir suknutę siūsim iš audinio. Yra nugara, priekis ir tada prasideda įdomioji dalis. Konstrukcinis modeliavimas. Turim nugaros ir priekio lekalus. Nugaroj gali būti liemens įsiuvai, gali nebūti liemens įsiuvų, tai neturi reikšmės, priekyje yra krūtinės įsiuvas. Dabar, jeigu mes norim išplatinti paprasčiausiu, greičiausiu būdu priekio detalę, o pradėsime nuo priekio, jums reikia nuo krūtinės įsiuvo, va šito smaigalio, atidėti link priekio lenkimo linijos maždaug nuo 3 iki 4 cm. Jeigu neaišku, imam 3. O kodėl 3? O todėl, kad krūtinės įsiuvas niekada neprieina iki krūtinės centro, maždaug apie 3-4 cm. Atidėjom, pažymėjome tašką ir dabar per tą tašką žymim į apačią vertikalią liniją. Perkirpam. Ir tą likutį taip pat įkirpam. Gali detalės atsiskirti, gali neatsiskirti. Kerpam praktiškai per marytės plauką. Kai perkirpam, dedam savo detalę ant papildomo arba plėvelės, arba popieriaus. Ir ką mes darom? Mes va šitą krūtinės įsiuvą suglaudžiam taip, kad jo kraštinės sutaptų. Va štai taip. Ir toliau mums reikia kontūrą aplinkui pažymėti viską, tai kas gavosi. Sekantis dalykas, tai yra nugara, nes taip kaip išplatinom priekio detalę, taip mums reikės išplatinti ir nugaros detalę. Tarp kitko, jos turi išplatėti vienodai. Ką mums reikia padaryti? Nubrėžti vertikalią liniją ir ją perkirpti. Dedam nugaros detalę. Ir dabar mes ją turėsime praskleisti tokiu pačiu dydžiu, kiek prasiskleidė ir priekio detalė. Pamatuojam, vadinasi, šitą detalę aš turiu praskleisti tokiu pačiu pločiu apačioje. Ir vėl apipiešim detalę aplinkui. O dabar mums belieka šitas detalės pataisyti dar. Kaipgi vyksta taisymas? Atkreipkite dėmesį. Kai jūs praskleidėte nugaros detalę, jinai va štai ties šita vieta gavosi tokia va štai įlenkta pečių siūlė. Ją reikia ištiesinti. Imam šitą tašką ir brėžiam tiesią liniją. Štai jūsų nauja pečių siūlė. Per nugaros vidurį jums reikia atidėti tiek, kiek jūs norėsite suknelės ilgio. Štai nuo šito taško pasimatuojat, tarkim, suknelė iki pusės blauzdos, būna kažkur apie 1,10 m, 1,20 m, tai priklausys nuo jūsų jau suknelės ilgio, nuo jūsų ūgio. Vadinasi, nuo štai šitos linijos apatinės jums reikia atidėti vienodą atstumą iki pat apačios. Šoninė siūlė, jeigu norit platesnės suknelės, čia dar galite prisidėti į šitą pusę. Jeigu jums užtenka pločio, atidedam tokį patį ilgį. Pažastę paliekam tą pačią, priekaklį paliekam tą patį. Jeigu jums pažastys ir priekaklis tinka. Apačios ilgį atidedam labai atidžiai, visur vienodai, jisai negali skirtis. Čia būtinai turi būti 90 laipsnių kampas. Jeigu dar norite išplatinti suknutę,
Štai nuo šitos linijos galima dar papildomai atitraukti, tik tai nepersistenkit, gerbiami kolegos, žiūrint koksai ilgis, daugiau nei 10 cm geriau nepridėdinėt. Taip, ir gražiai nupiešiam apatinę liniją. Čia taip pat turi būti status kampas. Nugaros detalę mes jau turime tam, kad suknutė gražiai kristų, turėtų tokį apačioj kritimą suklostėm gražiom, mums reikia šitą detalę iškirpti 45 laipsnių kampu. Imam trikampį ir žymim 45 laipsnių kampą. Vadinasi, pagal šitą kontūrą jūs kirpsite suknelę, tam, kad jinai gražiai susibanguotų apačioj. Toliau perinam prie priekio. Tiek, kiek mes pailginom nugaros detalę, lygiai tiek pat pailginam ir priekio detalę. Atmatuojam tą patį atstumą ir tiek pat atidedam ant priekio. –90 laipsnių kampas. Tiek, kiek išplatinom nugaros detalę, tiek pat galim išplatinti ir priekio detalę. Irgi 90 laipsnių kampas. Apačią išbrėžiame gražią liniją, sklandžią liniją. Pažastis, jeigu mums tinka, brėžiam tą pačią. Petys, jeigu mums tinka, brėžiam tą patį. Priekaklis, jeigu tinka, brėžiam tą patį. Jeigu norite, dabar pats laikas yra pagilinti priekaklį ir svarbiausias momentas – pažymėti 45 laipsniai. Žymėm su trikampiu. Kem 5 laipsniai čia, kem 5 laipsniai čia. Ir štai jūs turėsit štai tokią suknutę, kai jūs ją iškirpsite iš audinio. Be abejo, per priekį ir per nugarą jūs galite daryti čia siūlę, galite nedaryti, galite siūlę daryti tik tai nugaros dalyje, tam, kad audinys taupytųsi, gali štai šitoj vietoj daryti siūlę. Per priekį čia dažniausiai būna lenkimas. Atrodo viskas paprasta, o suknelę turėsite gražią. Tikiuosi, kad jums patiko šita pamoka, paspauskit like ir susitikim kitą kartą.